Kitaip negu kitos odontologinės infekcijos, periodontitas yra lėta, tyli ir klastinga liga. Tiek vystantis periodontitui, tiek jį sugydžius ir kuomet jisai vėl aktyvėja, žmogus gali nejausti simptomų. Vienas ypatingų ligos reiškinių yra tas, kad jisai suaktyvėja tuomet, kuomet pacientas pats to nemato ir nejaučia. Tam, kad užkirsti kelią suaktyvėjusios ligos progresavimui, yra labai svarbu reguliariai atlikti palaikomąjį gydymą. Tai yra profesionali burnos higiena, kuri dažniausiai periodontologiniams pacientams yra paskiriama likti 3-4 kartus per metus. Kodėl taip dažnai? Mokslinių tyrimų duomenimis yra nustatyta, jog periodontitas sukelianti bakterija gali aktyvėti ir agresyvėti būtent 3-4 mėnesį po paskutinio valymo, po paskutinio gydymo. Todėl atvykus pas burnos priežiūros specialistą, pas burnos higienistą, jūsų visos dantenos yra įvertinamos, visos sunkios vietos yra išvalomos ir taip pat yra patikrinama, ar jūsų dantenos yra vis dar sveikos ir stabilioje stadijoje.